nacionalinio parko gamtos mokykla yra įsikūrusi Marcinkonyse, didžiausiame Lietuvos kaime. Čia yra ir Marcinkonio mokytojų centras ir iš tikrųjų mūsų supa miškai, graži gamta. Šiuo metu vykdomos 4 edukacinės veiklos, tai yra gamtos pamokos, pamoka genys, pamoka pušis, pamoka pelkė ir pamoka upės ir upeliai. Populiariausia pamoka, sakyčiau, tai yra pamoka pušis ir mes pamokos pušis metu pažįstame pušies gyvenimą nuo sėklos iki seno didelio medžio, kuriame ir pas mus bitės gyvena, nes drevinė bitininkystė išlikusi šiam krašte. Mes tyriame pušies sėklą, mes skaičiuojame pušies amžių, mes pažįstame ir paukščius, kurie gyvena pušynuose, būtent genį, pažįstame Dzūkijos mišką. Na, o antra mėgstama vaikų pamoka pas mus yra pamoka pelkė. Sužinome, kaip vystosi pelkė, tyrinėjame durpes, einame į pelkę, brendame į pelkę, netgi sužinome pelkės gylį ir pamatuojame, nes pamatyti pelkę, tai natūralią pelkę, žmogaus nepaveikta pelkė, visiems yra įdomu, ir mažiems, ir dideliems. Įvairių žaidimų metu mūsų miškuose mes atrandame mūsų miškų grožį ir ieškodami, kad ir paslėptų lobių, iš tikrųjų pamatome, kokie mūsų gražūs pušynai, kiek čia galima atrasti gamtos paslapčių.